Mane supa kalėdų žvaigždės, tai puansetijos. Pažiūrėkit, kokių gali būti įvairių spalvų, tai ryškios raudonos, baltos, jos gali būti įvairių dydžių, tad tiks kiekvienam. Tačiau dažna problema, kad ji net neišgyvena iki kalėdų. Tai ką reikia daryti, kad ši kalėdų žvaigždė puoštų jūsų namus? Pagrindinė problema yra perlaistymas. Šis augalas nemėgsta užmirkimo, todėl jį laistyk tik tai, kai substratas išdžiūsta ir jokių padėkliukų, nes šis augalas nemėgsta mirkstančių šaknų. Puansetija natūraliai auga Meksikoje ir galėtume pagalvoti, kad jai patiktų labai tropinės sąlygos. Ir tai galėtų būti šalia radiatoriaus ar ant palangės. Tačiau ne, puansetijai nepatinka sausas oras, todėl laikykime ją toliau nuo šilumos šaltinių. O idealiausia temperatūra jai augti yra 18–20 laipsnių temperatūros. Namuose puansetijai parinkime pačią šviesiausią namų vietą, tačiau saugokim nuo saulės spindulių. Jeigu ją laikysime šiek tiek atokiau nuo lango ir ji neturės šviesos, tuomet patys lapai pradės blukti ir praras šį gražų raudoną ryškumą. Staigus šaltis puansetijai gali būti pražūtis. Todėl, kai ją nusiperkat parduotuvėje, visada prašykit darbuotojų, kad jums ją supakuotų ir jūs galėtumėte ją šiltai parsinešti namo. Štai puansetija paruošta keliauti į lauką. Parsinešęs namo, neskubėk jos persodinti, nes tai dar vienas stresas jai. Todėl, jeigu norisi ją pasipuošti, įdėkime į paprastą gražų keramikinį vazoną. Jeigu šį augalą norite išlaikyti kitiems metams, palikite persodinimą pavasariui, nors tai yra gana sudėtinga, nes šį augalą turi temdinti, kad jo lapai nusidažytų ryškia raudona spalva. Kaip matote, puansetijos priežiūra nėra sudėtinga, reikia tik tai kelių dalykų. Tai laistymas, užtikrinti, kad nebūtų skersvėjo ir jūs galėsite džiaugtis šią nuostabią gėlę. Prenumeruok mūsų kanalą ir sužinosi dar daugiau naudingų patarimų.